Sveiki, aš esu Kristina Džei ir esu gyvenimo tikslo, pasitikėjimo ir laimės mokytoja. Angliškai tai būtų life coach. Ir padedu įskaudintoms moteriams susigrąžinti savo vidinę stiprybę, pasitikėjimą, drąsą, nesijaučiant dėl to kaltomis. Ir tiesiog mėgautis tikrąją gyvenimo laimę, atradus savo unikalų gyvenimo pašaukimą. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie sveikus santykius ir kaip jie atrodo, kokie yra sveikų santykių požymiai ir ar jūs esate tokiuose santykiuose, kuriuose jūs jaučiatės saugiai, ramiai, užtikrintai, jaučiatės primta ir mylima už tai, kas jūs esate. Ar iš tikrųjų priešingai, išgirdę 10 sveikų santykių požymių, jūs suprasit, kad dėja jūs savo santykiuose jaučiatės kaip tik nesuprasta, nelaiminga, įskaudinta, nemylima, liūdna, neįvertinta, pažeminta ir vieniša. Santykiai, kuriuose mes esame, nulemia apskritai mūsų gyvenimo kokybę ir yra svarbus mūsų emociniam ir protiniam ir dvasiniam gerbūviui. Ir įvairūs moksliniai tyrimai įrodė, kad žmonės apsupantys save mylinčiai žmonėmis ir puoselėjantys sveikus santykius, esant net sveikatos sutrikimams, greičiau susveiksta ir yra atsparesni psichologiniam stresui ir mėgaujasi pilnaverčių gyvenimu ir gali net gyventi ilgiau. Taigi pažvelkime į 10 sveikų santykių požymių ir tyliai pamastykim, galim ir garsiai, ar tokie santykiai yra jūsų draugystės, santuokos ar partnerystės dalis. Ir dažnai mes įstringame tuose nesveikuose, toksiškuose santykiuose ir būna taip, kad tam tikrą laiką net negalvojam, kad tie santykiai kažkaip tai nuodija mus. Ir širdimi jaučiam, kad kažkas yra negerai, bet kadangi gyvename juose diena iš dienos, mes prie to tiesiog priprantam ir galvojam, ko gero tai yra normalu. Ar gali būti kažkas geriau? Ir juk nėra idealių santuokų, idealių santykių, idealių sužadėtinių ar draugų. Ir mes turim tokį lietuvišką pasakymą, kad nėra namų be dūmų. Ir mes taip save kažkaip pateisinam, kad gal čia viskas ir gerai. Ir būna taip, kad mes prieinam tą liepto galą ir prarandam gyvenimo džiaugsmą ir susirgam galiausiai ir pradedam girdėti iš aplinkinių net, kad tas santykis, kuriame mes esam, nėra teisingas santykis ir kad mes kažką tai galėtume daryti apie tai. Ir tada suvokimas ateina, kad ko gero gal mes save tik apgaudinėjom visą šitą laiką ir niekada nebuvom laimingos, niekada nebuvom sveikuose santykiuose ir tuomet kyla tas noras kažką tai pakeisti. Taigi, aš tikiuosi, kad šie 10 sveikų santykių požymių padės jums pažiūrėti į jūsų santuoką, ar jūsų partnerystę, ar draugystę iš kito kampo ir padės jums juos įvertinti. Aš prieš toliau kalbėdama noriu lyg tarp kitko paminėti, jog aš iš tikrųjų apgailestauju, kad mano lietuvių kalba nėra tobula ir nėra ideali ir gali būti, kad kai kurie mano sakiniai nuskambės ne visiškai taisyklinga gramatinė lietuvių kalba, kadangi aš su šeima gyvenu Šiaurės Amerikos angliakalbėje kultūroje jau beveik 8 metus ir kartais išreikšdama mintis lietuviškai, aš savo galvoje jas tiesiog verčiu iš anglų kalbos. Taigi šito vietoje prašau, man būkit kiek atlaidesniais. Taigi pirmas 10 sveikų santykių požymių yra sąžiningumas. Jeigu sąžiningumas yra jūsų santykių pamatas, jūs jaustės saugiai, jaustės suprasta, įvertinta, lengvai galėsite dalinti su partneriu savo jausmais, išreikšti savo nuomonę, neturėsite savy užgniaužti jausmų ar slėpti kažkokius tai dalykus vienas nuo kito. Jeigu sąžiningumas yra mūsų santykių ingredientas, mes natūraliai jausimės ramiai ir žinosim, kad mes rūpim savo antrai pusiai, pasitikime vienas kitu ir galime atvirai kalbėtis apie viską. Ir sąžiningumas yra pati aukščiausia intymumo forma. Sąžiningumas yra pasitikėjimo pamatas. Ir kada mes sąžiningai vienas kito atžvilgiu, mes išmokstame pasitikėti vienas kitu. Ir antras punktas sveikuose santykiuose būtent ir yra pasitikėjimas. Santykiai be pasitikėjimo yra kaip automobilis be kuro. Kaip automobilis tiesiog tuščiu baku.
Jūs galite sėdėti tame automobilyje ir net sukinėti vairą ir spaudyti pedalus, bet jūs absoliučiai niekur nenukeliausite tuščiu baku. Taip ir santykiai be pasitikėjimo yra tas pats. Jūs galite būti juose, kiek ilgai jūs to norite, bet be pasitikėjimo jūs niekur toli nenukeliausit. Ir kadangi pasitikėjimas yra vienas iš kertinių akmenų mūsų santykiuose, tuomet jūs galite pasitikėti savo partneriui, jūs galite būti užtikrinta, kad jis jūsų neįskaudins, nei emociškai, nei psichologiškai, o tuo labiau neskriaus ir nenaudos fizinės jėgos. Ir jūs pasitikėsite, kad partneris nedaro nieko netinkamo jums už nugaros. Ir yra patikimas, yra sąžiningas ir yra gerbiantis jūs. Ir trečias punktas sveikuose santykiuose būtent yra pagarba. Jeigu jūs gerbėte vienas kitą, tai reiškia, jūs sugebate gerbti vienas kito įsitikinimus, požiūris, išklausote nuomonę ir mylite žmogų už tai, kuo jis yra. Ir viena iš gražiausių pagarbos formų yra mokėti išklausyti vienas kitą. Ne veltui mes turime dvi ausis ir tik vieną burną. Ir iš tikrųjų, tai viena iš tų gražiausių pagarbos formų, kada mes išklausome kitą asmenį be pykčių, be reikimų. Ir pagarba taip pat reiškia, kad mes mokame nustatyti tam tikras sveikas ribas savo santykiuose vienas kito atžvilgiu ir jums artimas žmogus moka gerbti tas ribas. Pagarba taip pat reiškia, kad jūsų partnerio elgesyje yra daug meilės, yra daug šilumos, yra supratingumo, kad jis nežemina jūsų prie kitų, nemenkina jūsų nuomonės. Ar jūsų kaip asmenybės ir didžiuojasi tuo, kuo jūs esate, kaip moteris, kaip jau gyvenimo palydovė, žavisi jūsų vidinėmis savybėmis ir jūsų įžvalga. Ketvirtas punktas sveikuose santykiuose būtų gerumas. Gerumas santykiuose pasižymi dosnumu ir dėmesingumu ir rūpesčiu, tiesiog nesitikint nieko atgalios. Jūs esate rūpestingi ir malonūs vienas kitam, atlaidūs, kantrūs, suteikėt galimybę būti išklausytam, rodote visokeriopą paramą ir jūsų sutuoktinis ar partneris darys tokius dalykus, kurie suteiks jums daug džiaugsmo, kurie padės jums jaustis mylimai. Ir tas gerumas be abejo santykiuose jis turi būti abipusis. Gerumas ir malonumas yra viena iš pačių gražiausių ir stipriausių gėrio jėgų šiame pasaulyje, ne tik tai santykiuose. Ir gerumas yra viena iš didžiausių meilės išraiškos formų. Ar jūsų santykiuose dominuoja gerumas? Ar jūsų partneris yra švelnus ir dėmesingas ir rūpestingas, tiesiog geras žmogus? Ar jis demonstruoja gerumą jums, jūsų vaikams, aplinkiniams žmonėms, netgi gyvūnams? Ar jis yra geras, švelnus, kantrus? Ir dabar penktas punktas sveikuose santykiuose būtų atsakomybė. Taigi santykiuose, kaip partneris, jūs esate atsakingas už savo veiksmus, už savo žodžius, už savo padarytas klaidas. Ir jūs vengiate vienas kito kaltinimo. Vietoj to jūs pripažįstat, kad jūs padarėte klaidą. Ir yra labai svarbu nuoširdžiai atsiprašyti, jeigu jūs kažkuo nusikaltote. Ir taip pat yra svarbu toje vietoje daugiau neklysti ir tiesiog dirbti su savimi, kad į santykius būtų įnešta daugiau pozityvumo. Jeigu jūsų partneris jūs įskaudino savo žodžiais ar veiksmais, jis turi sugebėti nuoširdžiai nešti atsakomybę už savo veiksmus, bet nebandyti apsimest, kad nieko čia ir nebuvo, arba niekad net nepaliesti tos temos, niekad neatsiprašyti ir bandyti tiesiog pašluoti viską po kilimu ir gal pradėti kaltinti geriau jūs ar kitus ar aplinkybės už savo netinkamą elgesį. Supratingas partneris turi priimti atsakomybę. Taigi atsakomybė yra labai svarbi mūsų santykiuose. Šeštas punktas tai būtų sveikas konfliktas. Mes tikriausiai meluotume pačios savo ar patys savo, jeigu sakytume, kad neegzistuoja konfliktai
tam tikrų žmonių gyvenimuose yra tobulos santuokos ar tobulos partnerystės. Nėra santykių be konfliktų, tačiau yra labai svarbu atvirai ir pagarbiai išsiaiškinti iškilusias problemas. Ir nei vienas iš partnerių neturėtų žeminti kito, šaukti, rėkti. Jeigu nesutarimas ar konfliktas tampa labai karštas, jau geriau tuo momentu atsitraukti, žengti žingsnelį atgal ir pasakyti partneriui, matau, kad mes šio konflikto metu labai įsiaudrinom ir mes nesugebėsim jo išspręsti ir aš jaučiu daug labai neigiamos energijos ir daug nepagarbos ir tiesiog daug pykčio, todėl aš renkuosi iš šio pokalbio pasišalinti ir mes galėsim pakalbėti apie iškilusią problemą vėliau. Bet vėlgi nepalikite problemos neišspręstos. Apie tai yra reikalinga pakalbėti vėliau ir išsiaiškinti ir išspręsti tuos iškilusius nesutarimus. Nebandykite apsimesti, kad nieko tokio čia nebuvo, gal geriau palikti tai ir daugiau tos temos nebeliesti. Kartais jūs galite to nematyti kaip problemos, bet kitam asmeniui tai yra labai svarbu apkalbėti ir išsiaiškinti, aptarti, rasti sprendimą. Ir man teko būti, kaip ir kiekvienam žmogui, konfliktinėse situacijose. Ir yra buvę tokių atvejų, kai mano santykiuose man tai atrodė problema ir aš apie tai norėjau pasikalbėti, bet tam asmeniui tai netrodė problema. Ir jisai išreikšdavo, kad tai tu čia sukuri tas problemas, tų problemų čia iš vis net nėra, tu čia susigalvoji ir iš vis to, jeigu tau tai yra problema, bet man ne problema, vadinasi, problemos nėra. Ir žinoma, čia nėra joks sprendimas ir aš be abejo jaučiausi neišgirsta ir nesuprasta ir kad mano nuomonė visai neįdomi. Taigi tuo atveju tai net nebuvo panašu į sveiką konfliktą. Taigi jūs turėtumėte paklausti savęs, ar sveikas konfliktas yra jūsų santykių sudedamoji dalis, taip ar ne. 7 punktas būtų nepriklausomybė. Sveikuose draugystės ar partnerystės santykiuose jūs galite būti savimi, turėti laiko ir erdvės savo. Ir kitas asmuo pritarė jūsų pomėgiams ir jūsų hobiams ir santykiams su jūsų šeimos nariais, ir su draugais, ir su kolegom. Ir jūsų partneris neprivalo žinoti jūsų kiekvieno žingsnelio, kiekvieno įkvėpimo ir dalyvauti tame kiekviename žingsnelyje ar kažkaip tai kontroliuoti jūs. Jūs turite tapatybę ir už santykių ribos. Ir prašau, nepraraskite savo tikrosios tapatybės ir tos individualybės. Neleiskite kitam žmogui apvogti jūs. Neleiskite pavogti jūsų svajonių ir pomėgių ir muzikos stiliaus ir apsirengimo stiliaus ir maisto pomėgių, draugų. Jūs gerbintis ir mylintis žmogus turi suteikti jums laisvę būti savimi. Ir mes negalim atimti iš kito žmogaus jo individualumo ir pakeisti jį tik pagal save. Juk galiausiai Dievas mus visus sukūrė unikaliomis ir nepakartojamomis asmenybėmis. 8 punktas tai būtų linksmas ir kokybiškas laikas drauge. Ir sveikuose santykiuose jums patinka praleisti laiką kartu su mylimu žmogum, jūs laukiate, jūs planuojate, jūs norite pradžiuginti savo antrąją pusę, jūs džiaugiatės mažomis akimirkomis, jūs kartu juokiatės, kartu dalyvaujate įvairiuose pramogose, šeimos susitikimuose ir tai parodyti, kad tas žmogus jums yra be galo svarbus. Ir sveiki santykiai jūs jaučia versis laiminga ir nenugramzdina jūsų į liūdesį, nusivylimą ar depresiją. Jūs ne tik tai egzistuojate kartu, bet jūs užsiimat įvairiausią veiklą kartu. Taigi, ar kokybiškas ir smagus laikas drauge yra dalis jūsų santykių? 9. Tokios pačios gyvenimo vertybės ir tikslai. Sveikuose santykiuose jūs abu žinote, ko jūs norite iš gyvenimo, kokie yra jūsų planai ateičiai, kokie tikslai, kokios svajonės ir ką jūs kartu norite pasiekti, ką jūs kartu norite nuveikti. Jūs palaikote vienas kitą ir padedate keliauti viens kitam link svajonės. Ir jūs nesate tik 2 atskiri žmonės gyvenanti kažkokiuose tai skirtingose planetose, kur aplankot vienas kitą po sunkios darbo dienos skaniai vakarienei ir seksui, o po to vėl išsiskiriat. Vietoje to jūs keliaujate koja kojon, ranka rankon, širdis širdin ir jaučiat vienas kitą, pažįstat vienas kitą. Jūs esate 2 viename. Ir ar tai yra jūsų santykiai? 10 punktas yra lygybė. Ir lygybė santykiuose yra labai svarbi. Būti lygių santykiuose reiškia, kad jūs teisingai paskirstote savo įtaką ir valdžią,
kad jūs nevaikštote vienas apie kitą nurodinėdami, kas turi būti padaryta. Jūs dalinatės įvairiomis pareigomis namuose ir su džiaugsmu jas atliekate. Ir jūs kartu dedate pastangas, kad namai būtų tvarkingi, kad jie būtų švarūs, kad maisto būtų spintelėje ir šaldytuve, kad vaikai būtų prižiūrėti, nuvežti į būrelius, kad su jais būtų praleista laiko. Ir labai gaila, kad kai kuriuose šeimose vyro ir moters vaidmuo yra suprantamas pagal tam tikrus visuomenės ir kultūros standartus. Ir tarkim, aš esu vyras, uždirbu pinigus ir tiek. Tu esi moteris, augink vaikus, gamink valgyt, tvarkyk namus, skalbk, vežk vaikus į būrelius, bendrauk su jais, spręsk konfliktus, apipirk maistą. Dar geriau būtų, kad ir pilną etatą dirbtum, tai čia tavo vaidmuo. O aš tik pinigėlį parnešiu ir visa kita man nepriklauso atlikti. Ir toks požiūris nėra teisingas ir turėtų visiškai net neegzistuoti sveikuose santykiuose. Juk vyras ir žmona yra lygiaverčiai partneriai ir jie tiesiog padeda vienas kitam su meile ir atjauta. Ir būtent tai ir buvo, apie ką aš norėjau šiandien pakalbėti, tai buvo tie 10 sveikų santykių požymių ir jų yra kur kas daugiau. Ir aš norėčiau pridėti dar 11 santykių punktą ir tai yra meilė. Nes be meilės mes esame tik žvangantis varis ir skambantys simbolai. Be meilės visi tie punktai yra tik tai kaip kažkoks tai privalau padaryti sąrašas ir negalės palaikyti santykių šiltų, sveikų ir laimingų. Jeigu jūs stengsitės būti ir pagarbus, ir praleisti laiko drauge, ir padėti, bet visą tai darysite ne iš meilės, o tik iš pareigos, tai visa tai ilgai nesitęs ir jūsų antroji pusė tai tiesiog pajus. Ir tai negali būti kažkoks tai darymas per prievartą. Va, aš išvežiau į atostogų, užsidedu savo bonusą. Ir žinote, išnešiau šiukšles, va čia kitas pliusas. Parvežiau vaikus iš būrelių, kitas bonusas. Prisiverčiau save išnešti šiukšles per prievartą, dar kitas pliusiukas. Ar išvedžiau šunį pasivaikščiot ir kartu ėjo ir žmona su manim, tai čia jau kitas pliusas. Ir vat koks aš čia tobulas. Ko dar čia daugiau reikia? O ko jai reikia? Jai reikia meilės, ir jai reikia atjautos, ir šilumos, ir apkabinimo, ir supratimo, ir mylinčių akių žvilgsnio. Taigi taip, 10 tų punktų yra labai svarbu, bet jie turi būti apsupti meilės ir jie turi sklisti iš jūsų širdies, o ne iš kažkokio tai tik tai logiško mąstymo. Ir meilė yra neatsiejama sveikų santykių dalis. Ir aš mėgstu šią šventojo rašto citatą, kuri sako, kad yra tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia iš jų yra meilė. Ir aš tikiuosi, kad šis video jums padėjo pažiūrėti į savo santykius iš šalies ir kažkaip tai juos įvertinti ir pamastyti, kad galbūt kažkas tai galėtų būti kitaip. Ir ar iš vis yra įmanoma, kad kažkas būtų kitaip. Ar jūs ir jūsų partneris norėtų patobulinti santykius ir siekti tų sveikų santykių savybių. Galbūt jūs taip pat pamatėte, kad visi šitie požymiai toli gražu net nėra jūsų santykių dalis. Ir jūs norite žengti kažkokį tai žingsnį link pasikeitimų ir apie tai pasikalbėti su savo antrąja puse. Ačiū, kad žiūrėjote ir šiam kartui yra tiek. Ir aš pasimatysiu su jumis kitą kartą. Sudie.